Vampyro dienoraščiai. Vienas iš labiausiai žiūrimiausių serialų Lietuvoje. Tai neįprastas serialas, jis turi kažką savito, tai kas pritraukia žiūrovus tiek jaunesnius, tiek senesnius. Tai kaip bomba, ne bet kokia bomba, o romantikos, dramos bomba, kuri turi savų ingredientų, tiek fantastikos, tiek šiurpuliukų keliančio siaubo. Ieškai filmo penktadieniui? Ar taip nori kažką įdomaus pasižiūrėti? Vienas iš tinkamiausių variantų yra Vampyro dienoraščiai. Serialas kurtas pagal Smito knygų seriją Vampyro dienoraščiai, tačiau kaip dažniausiai sakoma, knyga geresnė negu pagal ją pastatytas filmas. Čia atvirkščiai, pagal žmonių komentarus, kadangi aš neskaičiau knygos, atsiliepimai yra palankūs serialui. Sakoma, kad seriale yra daugiau veiksmo. Rekomenduoju pasižiūrėti jaunimui ir kitiem, kad domina tokio pobūdžio serialai. Vampyrai. Turbūt šis serialas labiausiai išgarsino frazę vampyras. Mano nuomonė, šis serialas geriausias iš visų, kurie yra susijęs su vampyrais. Serialo aktoriai yra be galo gražus, todėl vaikinukai turi kur akytės paganyti ir panelės taipogi. Na, o dabar šiek tiek serialo aprašymo. Praėjus 4 mėnesiams automobilio avarijos, kurios metu žuvo 17-metės Elenos Gilbert ir jos 15-mečio brolio Jeremio tėvai, jie vis dar stengiasi priprasti prie naujosios gyvenimo realybės. Elena visada buvo pavyzdinga paauglė, graži, populiari, mokyklos socialinio gyvenimo aktyvistė. Tačiau dabar ji užsisklendusi savyje, bando nuslėpti milžinišką sielvartą. Vienintelę paguodą ji randa savo draugų. Geriausias draugas Bonės, draugas ir priešas viename Karolinos ir buvusio vaikino Meto rate. Tuo tarpu Jeremis pasirenka kur kas pavojingesnį kelią ir norėdamas numalšinti skausmą svaiginasi narkotikais. Taip pat jam ramybės neduoda klausimas, kodėl Meto sesuo veikia, staiga jį atstumia ir pradeda draugauti su didžiausiu Jeremio varžovu – Tyleriu. Mystic Fallso miestelyje prasidėjus mokslo metams, Elena su draugėmis yra sužavėtus gražaus paslaptingo naujoko vardu Stefanas Salvatore. Stefanas ir Elena iš karto pajaučia abipusę trauką, nepaisant to, jog Elena glumina keistas Stefano elgesys. Tačiau ji nežino didelės Stefano paslapties, kurią jis slepia giliai šešėliuose. Jis yra vampyras. Antrąjį jų pažinties vakarą nutinka nelaimė, kai Vikiai miške įkanda paslaptingas gyvūnas. Nujausdamas, kieno tai galėjo būti darbas, Stefanas parskuba namo ir ten randa savo 15 metų nematytas vyresnįjį brolį – Deimoną. Deimonas taip pat vampyras ir šie broliai turi ilgą, nelabai gražią praeitį. Deimonas tyčiojasi iš Stefano dėl to, jog jis pasirinko gyvenimą, be smurto ir žiaurumo, tačiau tuo pačiu supranta jo pamišimą dėl Elenos. Juk jis stulbinančiai panašiai į moterį, kurią Stefanas mylėjo daugiau nei prieš 100 metų. Dabar šie du broliai vampyrai, vienas geras, kitas blogas, auksas dėl Elenos, jos draugų, šeimos narių ir viso Mystic Fallso miestelių sielų. Smagaus žiūrėjimo, jums linki filmų komentatorius. Toliau matysite einantį video klipą, galite pasigrožėti serialo akimirkomis. I just have this weird feeling like something bad is about to happen. What do you know about Silas? Silas is psychic. He can get into people's heads, read their minds, make them see things that aren't really there. Silas, show me your real face. Why would I do that when I can look like whomever I want you to see? Silas. I can make you see whatever I want. You have no idea who I am. Silas, so this is finally your real face? You're another one of them? Not exactly. Hello, my shadow self. This summer, I have consumed an immeasurable amount of blood, and I have found myself getting stronger and stronger every day. And I started to wonder, what are the limits to my powers? How many people can I influence? 2? 10? An entire town square?